Žinote, vienatvė yra tarsi šaltas šešėlis, kuris staiga atsidūrė šalia mūsų, neprašydamas leidimo. Bandome jį atstumti, bet jis lieka. O kartais tai mus taip nustebina, kad net negalime suprasti, iš kur jis atsirado ir kaip jo atsikratyti. Kas taip jautė, žino, šis skausmas tylus, bet toks gilus. Tarsi gyvenimas taptų tuščias diena po kitos, kol beliks tik aidas ilgesys kažko, kas atrodo per toli. Pasiekt. Ir aš žinau, kad galbūt jūs jaučiate šią tuštumą dabar viduje. Bet aš noriu jums kai ką pasakyti, yra išeitis, taip. Yra būdas priimti šią vienatvę ir pamažu ją paversti kažkuo lengvesniu, švelnesniu. Noriu, kad klausytumėtės manęs taip, kaip klausytumėte vyresnio draugo močiutės, kuri išgyveno daugybę istorijų ir žino, kad net ir didžiausioje vienatvėje yra būdas vėl atrasti save. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip galite rasti paguodą pirmiausia savyje, tada smulkmenose aplink mus ir galiausiai kituose. Noriu jums parodyti, kad visada yra būdas atkurti ryšį su savimi, su pasauliu ir su tuo, ką pasirinksite turėti šalia. Kartu sieksime ne tik draugystės, bet ir atjautos sau, priklausimo, vilties. Nes giliai širdyje ši kelionė skirta iš naujo atrasti vertę būti tuo, kas esame. Gyvenimas ne visada lengvas. O vienatvė, tas nepageidaujamas palydovas, kartais pasirodo tada, kai mažiausiai to tikimės. Ji neperspėja, nesiunčia žinutės. Tai įsitvirtina lėtai, kol suvokiame, kad kažko ar kažko trūksta, bet tiksliai nežinome ko. Tarsi būtume pasiklydę toli nuo visko ir visų. Bet leiskite man pasakyti kai ką, šio tunelio gale yra šviesa. Ir ji nėra taip toli, kaip atrodo. Pirmas žingsnis ieškant šios šviesos yra paprastas, bet ne visada lengvas. Turime išmokti priimti save, būti savo kompanijai. O koks skirtumas, kai sustojame, atsikvėpiame ir suteikiame savo tą meilę, tą dėmesį, kurio nusipelnėme. Pagalvokite apie tai kaip apie mažo augalo priežiūrą ir po truputį laistymą kasdien. Ir po truputį tuštumą netenka jėgų, imame jausti, kad jau nebe vieni. Žinau, kad galbūt girdėjote tai anksčiau, bet klausykite kaip močiutė sakanti, būk pats savo draugas. Kai atrodo, kad niekas kitas nesupranta, kai nėra kam apkabinti, išmok tą apkabinimą pasiūlyti savo. Suteikite savo tai, ką jie vadina užuojautą savo. Meilę, laiką vienam atokiau nuo pasaulio rūpesčių. Tai ne savanaudiškumas, ne. Tai meilė savo ir prasideda nuo kiekvieno mažo gesto, kurį pasiūlote savo. O kaip ryte paruošti tą kavą ar arbatą, kurią taip mėgstate ir ramiai ją išgerti. O gal skirkite kelias minutės perskaityti knygą, kuri sušildo jūsų širdį, ar pasiklausyti dainos primenančios laimingus laikus. Tai rūpinimasis savimi, žodis reiškintis rūpintis savimi su meile, kantrybė, meile. Ir kuo daugiau tai darysite, tuo labiau pajusite, kad jūsų viduje yra stiprybės, kuri primena jums, kad nusipelnėte, kad jumis būtų gerai pasirūpinta. Laikui bėgant vienatvė privers suprasti, kad savyje nebeturi tiek daug erdvės. Tačiau dosnus turime būti ne tik su savimi. Dovanojime taip pat yra kažkas galingo. Kai prie ko nors ištiesiame ranką, mūsų širdis tampa lengvesnė. Tarsi kiekvienas gerumo aktas būtų žingsnis iš šio vienatvės kokono. Ieškokite galimybės užmegzti ryšį su kitais, net jei tai būtų nedidelis gestas. Galbūt žinutė draugui, skambutis mylimam žmogui ar paprastas labas rytas kaimynų. Ir kaip gera mums daro šie maži gerumai. Aš pati gimiau ir užaugau stebėdama, kaip tėvai ir seneliai padeda visiems, kuriems reikia pagalbos. Ir tai buvo ne iš įsipareigojimo, o todėl, kad tai privertė mus pasijusti kažko didesnio dalimi. Užuojauta turi tokią galią. Kuo daugiau duodame, tuo daugiau gauname, ir po truputį suvokiame, kad gyvenimas tampa lengvesnis, spalvingesnis. Žinai, mano brangioji, yra posakis, kuris sako, niekas nėra sala. Ir net jei gyvenimas nukelia mus į nuošalumo akimirkas, esame sukurti priklausyti. Štai kodėl taip svarbu rasti žmonių, su kuriais galėtumėte pasidalinti savo esmę. Ir nebūtinai turi būti daug žmonių, ne. Kartais užtenka vieno žmogaus, kuris klauso mūsų atvira širdim. Taigi, jei galite, ieškokite žmonių grupių,
kurios turi tuos pačius pomėgius. Galbūt internetinė bendruomenė apie kažką, kas jūs žavi, skaitymo ar vaikščiojimo grupė. Tavęs laukia gentis žmonės, kurie supras ir apkabins, kas tu esi. Vienatvė mažėja, kai jaučiamės kažko dalimi, kai randame tuos, kurie priima mus tokius, kokie esame. Ir visada atsiminkite tai, draugystė ir santykiai, kurių siekiate, nebūtinai turi būti tobuli. Pasaulis nėra pasaka, o tiesa ta, kad mes visi turime nesėkmių, sunkių akimirkų ir blogų dienų. Kai išmokstame priimti kitų ir savo netobulumus, pradedame matyti grožį tikruose santykiuose. Vien todėl, kad kažkas nėra tiksliai toks, kokį įsivaizduojame, nereiškia, kad jis negali būti gera kompanija, geras draugas. Kartais nusivylimo baimė neleidžia mums atsiverti ir mes galiausiai pastatome sieną aplink savo širdį. Bet mano brangioji, tikri santykiai atsiranda tada, kai atidedame į šalį tobulumo paieškas ir priimame gyvenimą tokį, koks jis yra. Šis netobulumų priėmimas leidžia mums iš tikrųjų sužinoti, kas esame ir su kuo norime būti šalia. Kalbėti apie vienatvę yra tarsi išnarplioti seną giją, kuri kyla iš gilios širdies. Kai jaučiame vienatvę, atrodo, kad niekas nebeturi prasmės, kad kiekvienas žingsnis yra pastangos ir kad ir kaip besistengtume, tuštuma lieka. Mes žiūrime į pasaulį išorėje ir jaučiame, kad kažko trūksta, tarsi visi turėtų kompasą, o mūsų sugedęs be tikslo sukas. Bet žiūrėk, mieloji, patikėk manimi, šis jausmas netrunka amžinai. Ir svarbiausia, jums nereikia su tuo susidurti vienam. Pakalbėkime šiek tiek apie tai, kaip žengti mažais žingsneliais, pavyzdžiui, kas pradeda vaikščioti po ilgos žiemos. Šie žingsniai gali atrodyti maži, tačiau laikui bėgant jie labai pasikeičia. Aš pats išgyvenu tokias akimirkas ir žinau, kaip labai padeda, kai kažkas primena, kad kelias atgal yra. Ak, mano brangioji yra kažkas, ką kartais pamirštame, žinote, kad širdžiai reikia laiko pasveikti. Kai jaučiamės vieniši, nėra prasmės skubinti procesu. Būtina gerbti šią tylą, skirti jai vietą. Galbūt ši vienatvė bando tau kažką pasakyti, ką nors, kas išaiškės tik įsiklausus į tai, kas yra viduje. Taigi, užuot skubėję priimti laiką tokį, koks jis yra. Jausti tai, ką jauti, nėra silpnybė, iš tikrųjų tai yra stiprybė. Mes nesame mašinos, o mūsų jausmai turi savo šokį, ritmą, kurio negalime kontroliuoti. Skirdami jam laiko, leidžiate savo širdžiai pradėti rasti naują ritmą, o svoris pamažu tampa lengvesnis. Ir nors šį laiką dovanojate savo, o kaip stebėti, ką jums sako tyla. Galbūt jis ragina jūs atidžiau pažvelgti į tai, ko iš tikrųjų norite, kas jūs iš tikrųjų esate. Tai atradimo akimirka. Pasinaudokite galimybę daugiau sužinoti apie save, suprasti, ko reikia jūsų širdžiai. Kartais mano dukra, mano sūnus pamirštame, kad grožis slypi ne tik dideliuose dalykuose, bet ir smulkmenose, kurios laukia, kol mus pastebės. Kai ateina vienatvė, mūsų regėjimas tarsi užsidaro, o matome tik tamsą. Bet yra šviesos taip. Ir ta šviesa yra mažose gyvenimo dalykuose. O kaip joms skirti daugiau dėmesio? Žiūrėkite, visą dieną saulė teka ir leidžiasi nepakartojamo grožio. Gamta eina savo keliu, gėlės žydi, paukščiai gieda. Visa tai vyksta nepriklausomai nuo mūsų, bet yra ten, laukia, kol pažiūrėsime ir būsime užburti. Kas žino, gal nuo šiol pradėsite pastebėti šias smulkmenas. Paukščio giesmė ryte, šviežiai užplikytos kavos kvapas ant klodės šiluma šaltomis dienomis. Šie paprasti dalykai turi neįtikėtiną savybę sušildyti širdį. Jie mums primena, kad gyvenimas susideda iš akimirkų, kad kiekviena akimirka turi savo svarbą ir kad net vienatvėje mūsų supa grožis. Atverti akis šiems mažiems stebuklams gali būti būdas sumažinti skausmą. Tarsi kiekviena smulkmena būtų žinutė iš pasaulio sakanti, aš čia su tavimi. Žinai, nežinau, ar tau kada nors tai teko išgyventi, bet būna dienų, kai ilgesys užklumpa stipriai. Mes galvojame apie tai, ką patyrėme, apie žmonės, kurie buvo mūsų istorijos dalis, ir mūsų krūtinė veržės. Tarsi prisiminimai būtų bangos, kurios ateina ir išeina, vieni saldus, kiti nelabai.
Bet, mieloji, šie prisiminimai yra mūsų dalis ir jie turi didelę vertę. Leiskite sau prisiminti, kas buvo gera. Prisiminkite juokus, paprastas akimirkas, artimuosius, kurie kirto jūsų kelią. Šie prisiminimai yra lobis, o prisiminimas yra būdas pagerbti viską, ką patyrėte. Tačiau nepasiklyskite jose. Gyvenimas taip pat prašo žiūrėti į priekį ir net jei atrodo sunku, svajoti toliau. Leiskite sau svajoti, net jei sapnai atrodo tolimi. Galbūt šiandien dar nematai kelio, bet erdvės suteikimas šiems troškimams, šiems mažiems vilties prošvaiščiams suteikia širdžiai galimybę pradėti iš naujo. Ir pradėti iš naujo, net jei lėtai, yra vienas gražiausių dalykų, kuriuos galime padaryti. Apie rūpinimąsi savimi jau kalbėjome, bet noriu prie to sugrįžti, nes kartais pasirūpiname kitais ir pamirštame apie save. Žiūrėk, rūpinimasis savimi nėra savanaudiškumas, tai būdas užtikrinti, kad turite jėgų susidoroti su gyvenimu. Pradėkite nuo mažų dalykų. Galbūt ramus nakties miegas, jums patinkantis patiekalas ar šiek tiek laiko užsiimti tai, kas priverčia šypsotis. Ir atminkite, rūpinimasis kitais taip pat yra meilės aktas, kuris ramina sielą. Kai siūlome meilę gerų žodžių, apkabinimų ar pagalbos ranka, sakome pasauliui, kad tai geresnė vieta. Kartu esame stipresni ir galiausiai meilė, kurią suteikiame, grįžta pas mus. Net ir vienatvės akimirkomis neįtikėtina, kaip darant gerą kitiems į širdį įnešama šiek tiek šilumos, tarsi įžiebia vilties kibirkštėlė. Kad ir kaip atrodytų, kad vienatvė yra vienintelė mūsų kompanija, tiesa ta, kad jūs nesate vienas. Yra tiek daug žmonių, kurie taip pat jaučiasi, kurie dalijasi šiuo skausmu, kurie ieško šio ryšio. Rasti savo gentį, tuos, su kuriais galite pasidalinti savo džiaugsmais ir nerimu, yra galingas būdas vėl rasti prasme. Tai gali būti skaitimo grupėje, pokalbių rate ar net internetinėje bendruomenėje, kur kiti kaip jūs susirenka pasidalyti patirtim. Yra daug būdų, kaip rasti šią gentį, užmegzti ryšius, kurie padeda sumažinti mūsų nešamą svorį. Atminkite, svarbu ne žmonių esančių šalia mūsų kiekis, o užmegztų ryšių kokybė. Suteikite savo galimybę šiems naujiems ryšiams. Po truputį suprasite, kad šie santykiai, net ir su visais netobulumais, atneša palengvėjimą. Pastebėsite, kad net jei vienatvė vis dar retkarčiais iškyla, ji nebeturi jėgų. Ir galiausiai noriu, kad žinotumėte, kad šis etapas, kad ir kaip atrodytų sunkus, nėra amžinas. Vienatvė kaip audra praeina. Tai gali užtrukti, dar gali užtrukti, bet jūsų laukia šviesa. Ši šviesa yra kiekviename užuojautos akte, kiekviename gerame prisiminime, kiekvienoje svajonėje, kuri vis dar reikalauja išgyventi. Eik toliau, net jei žingsneliai nedideli. Po truputį skausmas virs stiprybė ir jūs atrasite, kad esate atsparesni, nei įsivaizdavote. Kiekviena diena yra galimybė pradėti iš naujo atsimerkti ir suvokti, kad gyvenimas su savo sunkumais taip pat turi savo grožybių ir netikėtumų. Jei šis pokalbis palietė jūsų širdį, pasidalykite juo su kuo nors, kam gali prireikti išgirsti šios žodžius. Skleiskime šią žinią, padėkime kitiems, kurie taip pat siekia šios šviesos. Nes galiausiai visi esame bendrakeleiviai ir ne vienam iš mūsų nereikia vaikščioti vienam. O dabar, brangusis, klausiu, koks bus kitas tavo žingsnis. Galbūt tai paprastas rūpinimasis savimi, galbūt tai bandymas atkurti ryšį su mylimu žmogumi, ar net leisti savo naują svajonę. Gyvenimas turi šios dalykus, tai meta mums iššūkį, bet ir nustebina savyje atrandama jėga. Kai manai, kad viskas tamsu, prisimink, visada yra kelias, ir jis prasideda nuo pirmo žingsnio.